Dabar yra valanda 36 vakaro. Ir aš turiu tokį siurždėlį. Ir pagalvojau, kad reikia dabar labai parodyti, ką aš čia pridirbau. Yra toks daiktas kaip tekinimo staklės ir yra frizavimo staklės, žodžiu. Kai tu čia pjauni dalykus, čia yra toks peiliukas, čia metalas, žodžiu, jis labai kaista. Ir tu tada kaip pridroži visokių čia drožlių, jos žodžiu, reikia pilt vandenį ant metalo. Ir aš labai galvojau, kad labai yra brangu šitie dalykai, labai sudėtinga, labai mokėti reikia. Ir visa tai yra tiesa, bet tiesa ir tai, kad įmanoma nusipirkti 100% Chinese shit. Ir norėjau parodyti, kaip galima jį pajungti, bet aš jau jį pajungiau. Tai paprasčiausias būdas, kaip galima tokį siurblį, pavyzdžiui, dabar pajungti. Tai lengviausia pajungti į rozetę, kadangi rozetė atėjo, tai į rozetę galima jungti ir... Taip. Bet šitaip yra neįdomu, todėl aš biškį kitaip sugalvojau pajungti. Prieš biškį laiko aš ėjau tokius kursus ir išsiaiškinau, kaip kartais galima įdomiau paleisti variklius. Ten yra kontaktorius. Biškį pakeičiau white balance, gal biškį bus taip geriau. Tai va, čia yra kontaktorius. Ir jo dalykas yra, kad jis viduj ten turi tokį magnetą. Viduj. Ir kai... viskas. Žodžiu, kai paleidi srovę per tą elektromagnetą, tada jis pritraukia čia tokį dalyką. Ir sujungia tam tikrus dalykus. Aš kai čia daug spaudžiu, įsijungia lemputė. Ir ta lemputė, čia, žodžiu, daug čia lempučių. Va čia yra lemputė kažkokia, bet dabar nedega. Jeigu aš čia dabar... Lauk, ką aš turiu padaryti, kad jį įsijungtų. O. Tai va, tai aš šį vakarą junginėjau šitą dalyką. Ir aš norėjau parodyti, kaip aš junginėjau, bet pagalvojau, kad reikia biškį galvoti, ką čia darai, tai nebus vietos kamerai. Bet dabar prijungti siurblį yra 2 laidai. Nors siurbliai sako, kad jis yra triple phase electric pump ir kažkoks tai gipli dalykas čia iš viso suvarūkštė. Bet kad 3 kažkas būtų, tai reikia 3 laidų. O čia buvo tik 2. Tai čia nėra 3 phase electric pump. Čia yra 2 phase. Už tikrųjų tai 1. Tai bet dabar yra reikalas prijungti tik 2 laidus. Ir 2 laidus būtų sunku sumaišyti. Paprastai šitais laidais teka kažkuo reikia užpildyti tuštumą audio takelyje, nes jeigu aš čia dabar darysiu kažkokius tai laidus, aš nesu tas youtuberis, kur ten visokius daro dalykus ir juos stebi visokie mašinistai, pavyzdžiui, ten kur su staklėm dirba, taip toliau dar kažkas. Tai ten būtų galima kitaip komentuoti kažkaip, dar kažką. Ir aš nesu Vaidotas, kuris ten iš viso yra legenda. Ir man atrodo, kad už kadro kirpau laidukus. Jep, tikriausiai taip. Todėl, kad jūs nieko nepraleistumėt, padarysim taip ir kirpsim iš naujo. Tai va. O tada
ką dabar kalbėti? Dabar kalbėti iš vis nebeturiu ką. Žiūrėjau, ką man iš viso šitas siurblys? Aš gaminsiu strypukus. O kam tie strypukai? Tai tam, kad nuo varikliuko mažo būtų galima perduoti sukimo momentą kokiam nors ratui. Kodėl netinka tiesiog strypukas atpjautas, kokių čia turi labai daug? Dėl to, kad jeigu tu bandysi strypuką įsiveržti kažkokiu varžtu ir bandysi sukti, tai strypukas, jeigu labai sunkiai suksis, prasisukt gali. Todėl reikia paimti ir nupjauti vieną briauną ant strypuko. Ir tada įsiverši varžtų ir tada jau tas strypukas gali prasukti didesnį sukimo momentą. Ir tam reikės frezavimo staklių. Ir dėl to ant frezavimo staklių reikės aušinimo skysčio. Ir dabar mūsų siurblys turi 2 laidukus, kuriuos reikia ten kur nors prijungti. Reikalas toks, kad čia laidas jau yra ir čia buvo lemputė prijungta, tai dabar tą lemputę būtų galima paimti atjungti ir prijungti siurblį. Bet esmė, kad siurblys turi kažką pompuoti. Tai aš čia padariau puškų. Dabar atidarius yra vandenėlių, kur nesimato, nes kamera labai įdomiai čia. Žodžiu, tas puškų yra biški giliau nei šitas pasiekia. Ir kai šitas dabar įsileis, tai jis nelabai siurbs per čia. Dėl to reikės kažką padaryti, bet pradžiai, kad pamatytumėm, kaip jis veikia, viskas čia bus gerai. Aušinimo skysčiui būtų gerai, kad nepatektų visokių nesąmonių į jį, ko nereikia. Tai metalo drožlės tiek patekti, bet visokios čia cementą irgi neseniai čia liejau, visokias formelės, tai būtų gerai, kad nepatektų ten tokių dalykų. Tai tam yra dangtis ant to puškų ir šitas siurblys tada stovės čia. Bet tada reikia skylės. Ir šitą skylę dabar padarysim. Mind you, man atrodo taip sakosi. Visa ta schema, kuri ten padaryta, bet aš dar neparodžiau kaip veikia, bet visa nupiešta čia yra ant popieriuko, nes aš tingėjau nueiti į kambarį ir paimti popieriaus. Dėl to nupiešiau ant kartono, kuris net nėra mano. Čia yra kontaktorius, visi mygtukai ir aš galėjau aiškintis, kodėl man lemputė dega tada, kada ji neturėtų degti, nes padariau pagal schemą ir tada viską čia matau. Ir tada galiu kažkurį laiduką perimti į kitą tašką ir tada viskas jau veikia. Nieko neužtrumpinau, beje, turiu. Norėjau išpjauti šitą visą skylę. Šitos visos skylės nereikia, nes jeigu aš ją visą išpjausiu, tai siurblys prakris dangtį. Dabar aš nenoriu, kad jis prakristų, aš dabar noriu tik išpjauti tik šitam, kad jis pralystų, o šitais atsiremtų ant stogo. Paskui kažkada padarysiu čia įleidimą, kad jis biškį ant dugno pasiektų. Kažkur reikia šonį įdėti, kadangi aušinimo skystis, kai grįš iš staklių, jis bus pilnas drožlių turbūt. Ir reikia, kad siurbliukas drožlių negautų, nes jeigu gaus drožlių, tai jie jau čia kažkur užsikišt gali paskui lipant, arba gali dantukus irgi pamažu gadint, dėvėt. Tai reikia, kad jos spėtų nusileisti dugną ir kad iki siurblio patektų tik vanduo. Tai bus čia. Dabar apibrėšim. Ir dabar išpjausim. 2 valandą nakties šitas aparatas turbūt nebus gerai, nes gausim velnių. Be to jis plastiką lydytų, degintų ir paskui pradėtų velti ir nepjautų. Dėl to aš paimsiu kraščiuką mažą. Jeigu čia 3,3 mm, tai tikrai ne šitą ims. Čia 3,5 mm. Nu ir gerai, tegul būna šitas. Ir dabar prigrėžiuosiu labai daug skylių.
Beje, šitas džempas yra tas, su kuriuo nufilmavau pirmą savo ne pirmą savo tą filmuką, bet vieną iš pirmų politinių ten tokių filmukų. Tai va, aš neturiu pinigų naujam džempui, bet visus pinigus išleidau šlamštui visokiam, su kuriuo galima padaryti kitokį šlamštą. Su rūbais negali nieko padaryti, tai jis niekaip nenusidėvi. Užtrauktukas tik tai jau biškiai kartais neveikia, bet yra kišenėse dar 2 mašinėlės, tai man atrodo, aš tarnausis man dar 70 metų. O tarpus tarp skylučių išpjausiu peiliu. Čia dabar kas? Dabar būtų labai tinkama vieta man kaip darančiam įrašo YouTube pasakyti, paliepti auditorijai prenumeruoti. Nes po metų galbūt ištrinsiu šitą vaizdo įrašą, mane pažįstant. Arba po 2 metų išleisiu naują kokį nors įrašą. Arba naują įrašą išleisiu. Poryt arba kitą savaitę. Biškai ne tam skirtas yra, bet turiu tam skirtas, bet jis bukas yra, o pagalas dar neišeina mane tam. Tai bandysim pabaigti su šitu. Bet tai kaip blogai jis padarytas. Kadangi čia yra tarpeliai, tai aš galiu repliterius tiesiog nukarpyti. Va taip va. Kažkokia kryptim jis telpa. Gerai. Aš jūsų kartu Palauk, aš jūs galiu kartu nunešti. Jeigu dabar pakelsim dangtį, numatysim, nes pakyla ir siurblys. Jeigu uždedu dangtį, nebematau vandens lygio. Nesvarbu, jungiam ir žiūrėsim, ar gausim vandenį ten viršų, ar negausim. Prieš kažką darant su laidais, nors ten ir neturėtų ateit dabar, nes nejungta viskas, bet kažkas grandiniai veikia, žalia dega. Tai reikia viską išjungti grandiniai tada, net ir automatuką gal reiktų išjungti, kuris ten yra. Bet aš automatuko. Aš ne elektrobumas, nors būtų faina suvaidinti kokias nors nesąmonės, bet įdomu, ar elektrobumas iš tikrųjų ten gauna elektros smūgius, ar negauna elektros smūgių savo videkuose. Žodžiu. Bagai, rudas su rudu, nors ir mėlynas ir rudas čia daro lygiai tą patį dalyką. Va, šitaip to siurblio aš dar nebandžiau paimti, tai čia bus labai įdomu, kaip čia viskas atrodys. Tik tai ten dar reikia dangčio, dabar negražiai atrodo. Nors bet jeigu ten pakils vanduo,
Tai jis aptaškys visą siurblį ir jungtis ir... Hello, chickens. Tik tai čia ne chickens. Paėmiau žarnos gabaliuką, kurį čia buvau atsikirpęs, kuris paskui eis iš siurblio į čia centrinį ten tokį kolektorių ir ten paskirstės aušinimo skystį. Ir prijungiau jį tada į bakelį šitą, iš kurio tą vandenį ir supyliau ten. Tai dabar, jeigu siurblys gaudys vandenį, tai jis įvarys per žarną į šitą baką. Ir nepridarysim betvarkės, kurios nenoriu per daug čia pridaryti. Tai dabar galim pabandyti. Taip, reiškia, įjungiam grandinę šito, avarinį statom. Ir čia dabar, svarbiausias dalykas. Šitas siurblys bus valdomas iš 2 staklių, reiškia, iš tų staklių ir iš šitų staklių. Prie šitų staklių mažiau biški reikalingas bus, tai čia atskirą pultą padariau. Ir šiaip labai sunku būtų įlysti į šitų staklių valdymą ten. Bet... tai čia bus paleidimas, čia išjungimas, čia stopas. Bet su frezavimo staklėm biški įdomiau yra, nes čia, kai stripukus ten frezuoti reikės 100 gal stripukų čia praleisti. Tai reiškia, po kiekvieno karto reikės sustabdyti ir stakles, ir aušinimo skystį. Vadinasi, aš sugalvojau, kad davai valdom mygtuku vienu šitą. Ir čia kaip tik buvo anga laidui, per kurį galėjau prisijungti prie šitų jungiklių mygtukų. Ir dabar viskas yra sujungta su tuo, tas su tuo, avarinis su visu šitų. Lemputė ten dar bus viena. Tai va, ir dar apie šitus jungiklius turiu pasakyti vieną dalyką. Anksčiau tose staklėse buvo šitas mygtukas. Ir viskas jo gerai, ir jis tipo biškiai lūžo, bet vis dar veikia. Bet kad tu prisijungtum su kažkokia išorinė sistema prie jungiklio, tai tu nelabai gali į šitą jungiklį kištis, nes čia eina fazė, žodžiu, ir ten viskas labai sudėtingo, nieko ten labai sudėtingo, bet tiesiog neįmanoma prisijungti prie šito jungiklio, nes kertasi sistema staklių, tai gaunasi, reikia prijungti dar vieną kontaktą prie vieno mygtuko, reiškia, prie vieno mygtuko eina 2 dalykai, bet jau čia biškai sudėtinga. Esmė, kad pardavėjas nežinojo, kad galima sujungti kelis mygtukus, tikriau kontaktus prie vieno šito mygtuko. Reiškia, čia galima, čia pat yra vienas raudonas šitas blokelis, ant jo galima uždėti dar vieną raudoną, dar vieną, ir kai tu sujungi šitą mygtuką paspaudį, tu sujungi ne tik šitus 2, sakykime, porą, bet visas poras, kurios čia sustatytos ant vieno mygtuko. Ir tu gali valdyti siurblį, apšvietimą, garažo vartus ir dar kokį nors ten, nežinau, skambutį durų. Žodžiu, labai daug visų. Ir visi gali būti skirtingų įtampų. Pavyzdžiui, skambutis durų yra 12 voltų, tavo staklės veikia 400 voltų. Žodžiu. Tai aš nustebinau, išmokiau pardavėją vieno dalyko tą dieną. Jis paskui jie visiems ten rodė. Buvo labai linksma. Čia dabar staklės yra išjungtos, dėl to staklės neišsijungs. Bet tai, kad staklės išjungtos, nereiškia, kad mygtukai neveikia. Ir būtent tai, kad prijungta, dabar turėtų. Šūdas. Veikia. Sustabdžiau šito. Čia kaip paspaudė. Jep. Tai iš šito dabar kažkas nukrito. Ai, ten viena išlūžus korpuso detalė. Toks brandukus korpusas ir išlūžo kampukas. Tikrai ne aš kaltas ten. Gerai, dabar pabandom su šitu. Čia nelabai viską išeina pamatyti. Spaudžiam. Stop. Ir avarinis išjungimas. Reiškia, šitų galiu paleisti, dabar šitą sustabdyti. Ten vandenį varo. Ir koks litras. Dabar jau yra čia, o ne ten.
Viskas. Dabar, kai čia vanduo pasileis per tokius purkštukus, turiu parodyti purkštukus. O, tokie purkštukai bus. Vienas čia bus ir purkš vandenį, o du bus čia iš šonų ir purkš aušinimo skystį. Ir kai tą vandenį čia purkš, tai jis čia bėgs į tuos takelius, tada čia prabėgs ir čia pirmin visur laidų. Kur aš čia visą šiandien vakarą tvarkau dalykus, išbėgs per vatą, per žarnos gabalą vėl bėgs į tą dėžę. Tas pats iš tam takliam. Irgi ten per apačią yra tokia anga, per kurią prabėgs į tą dėžę. Ir ant šitų staklių tai čia graži vonelė tokia yra. Ir viskas čia sueis. Bet ant šitos staklės vonelė yra, bet vonelė tokia mažiukė. Ir tas vanduo čia greit, šitas dalykas greit suksis. Vanduo taškysis, o čia yra nebrangus daiktas, bet jis labai visai jautrus. Tai jeigu jį pabėgs vanduo, tai čia reikės tokį kampuką uždėti, gražų, kad tas vanduo nepatektų ant šito dalyko. Čia tai profilis iš viršaus nepateks, bet va ten į tą tarpą gali patekti, paskui garuos dar kažkas, o ten yra liniuotė tokia. O ta liniuotė čia neša savo duomenis. Ir tada rodo, kiek mano staklės pavažiavo. Aš galiu labai tikslės detalės čia daryti. Ir aš jau čia kalbėčiau dar kokią nors valandą. Bet aš nežinau, čia kas nors žiūrės, tai... Viskas. Dar jeigu jūs palauksit, tuoj parodysiu ką nors dar. Ir tas kas nors dar, tai bus šita frezai padarytas. Čia turi būti 60. Čia turi būti 800 biškį, gal per daug? Ar ne per daug? Nežinau, ar ne per daug. Bet kuriuo atveju aš turiu Patreoną. Jo, turiu Patreoną. Ir tai šitam įraše, tai čia kažkokia tai... Negaliu iš to žodžio sakyti. Haltūra, sakykime, taip. Bet kitam įraše ten bus, tiesiog galvoju, paminėsiu, kad šitam įraše tai nėra čia ką remti, bet kitam įraše tai bus ką remti. Ir jo, tai jeigu kažkas jau norėtų pasidomėti, kas yra, tai aš jau su šitų įrašų tegul atsiranda mano Patreonas. Tai jau, jo. Ir daugiau šį kartą tada nieko nesakysiu. Viskas.